Eurobasket siuntinėjom kortelės. Ne, čia 37O. Jo, nu, nesvarbu. Šitas kortelės. Nes ten 37A. Ir dabar atėjo toks Lietuvai laikas, kad nepriklausomybės aktoje atkurti dirbam. Y11 mm, šičia dirbo tas. Dabar atėjo toks laikas, kaip Dariui Girėnui 80 metų. Tai 15 maždaug radio stočių Lietuvoje dirba, palauk, papasakosiu. Dirba, reiškia, su prodiniais šaukiniais Y80. Ir viena yra stotis, kur dirba su viena raidelė, Y80, sakykim, C, aš pavyzdžiui namuose dirbu su Y80U, o čia šaukinys Dariaus Girėno aerouoste yra Y80 Darius Girėnas. DG. Darius Girėnas. Ir susirišam su visais, ten, sakykim, kontinentais. Pavyzdžiui, aš iš namų susirišau su visais 6 kontinentais, plus dar ir su Antarktida. Antarktida irgi. Taip, ir ten yra radio mėgėjų. Tai va, ir pranešam apie šitą visą dalyką. Papasakojam apie skrydį, taip toliau. Toliau, interneto portale yra įkelta mūsų daviniai kiekvieno, apie kiekvieną šaukinį. Portalas, ar ne? Ne, čia yra, aš jums paskui pasakysiu. Yra portale ir ten yra visa informacija apie šitą skrydį. Visa informacija. Pavyzdžiui, aš net dėl laiko neturėjimo tik tai 1400 ryšių padariau su tuo šauktiniu. Tik tai. Ir pažiūrėjo šitą informaciją apie 1600 žmonių. Ну, čia rusas. Lima Yankee 80 Delta Golf. Lima Yankee 80 Delta Golf. Lima Yankee 80 Delta Germany. Lima Yankee 80 Delta Golf. Liucina Yokohama 80 Delta Golf. Liucina Yokohama 80 Delta Golf. Witam serdecznie. Witam serdecznie od 5-9 Przemek w okolicy Lęca z Was poglądaje. Liucina Yokohama 8 Olga, niewyraźnie zapisałem, Olga Dorota Grażyna, jest kierowana na zapach. SN3 80 Dorota Grażyna. Mam na imię Bronius. QSL? Okej, Bronius, QSL, fajnie. Pozdrawiam serdecznie w takim razie wszystkich zgromadzonych wokół stacji. Dziękuję bardzo za tę sympatyczną łączność. W takim razie życzę wszystkim, którzy tam są zgromadzeni, żeby się bardzo dobrze na tym lotnisku bawili. Z drugiej strony Strzowa, tu w portu urządzenia jest tu Foxtango 707, antena GUS 7Z. Kapci nie wysyła w tej miejsce obsługiwany przez biuro. Ludwik Yokohama, posetka Olga Dorota Grażyna, jest specjalowana Natalia. Pozdrowienia. Okej, Przemku, dziękuję Ci bardzo. Tutaj mamy Kenguda TS590 i niewysoką antenę, niewysoki dipol. O čia yra kaip. Ir jis Lenkijos klubai Aktyv Šelniko organizuoja kiekvienais metais paminėjimą, dirba specialios stotys, vat ir jų sąskrydis buvo tenai tuo metu, dirba specialios stotys su specialiais irgi šaukiniais tik lenkiškais. Ir būtent visur visą šitą irgi jie labai buvo toksai Jurijus Karčevskis, kuris 8 metais pirmas tą padarė, jisai labai domėjosi. Lietuva nieko bendro neturi. Ir jis vis tiek šitą visą padarė, pradėjo ir paskui išsivystė iki ko. O čia, taip sakant, to Lenkų radijo mėgėjų sąskaityje pagrindinis organizatorius, tas Stefanas, buvo jam galimybė